Sveiki. Šiandien mūsų laidoje gyvai iš studijos turime pašnekovę Silviją Lapinskaitę, kuri yra anglų kalbos mokytoja. Taip pat organizuoja dirbtuves, kurių metu gamina rankų darbo dekoracijas. Sveika, Silvija. Sveiki. Tai papasakok žiūrovams plačiau apie save ir apie anglų kalbą truputį. Kaip nusprendei visgi būti anglų kalbos mokytoja? Švietėja. Švietėja, taip. Šiaip iš tiesų yra įdomi istorija su ta anglų kalba. Tai mane asmeniškai labiausiai inspiravo tikriausiai mano anglistė, mano anglų kalbos mokytoja mokykloje, nes kai pasakiau, kad noriu būti anglų kalbos mokytoja planuoju, tai man davė gerą spyrį užpakalį ir mane pradėjo spausti. Vat iš tiesų jos dėka išmokau dalykų ir darau tai, ką darau dabar. Tai va. O tas kelias į mokytoją tai iš tiesų prasidėjo labai anksti. Aš galbūt 11 klasėje, dar būdama moksleivė, pradėjau mokyti draugų mergaitę, šeimos draugų mergaitę. Ir pamačiau, kad man čia visai neblogai sekasi, visai fainai, visai įdomu, nes aš to pačiu ruošiuosi jai, aš pasiruošiu ir pati, sužinau, išmokstu. Na va, dabar aš esu. O kodėl būtent anglų kalba, ne kokia? Nes tai yra globali kalba. Jos visada tikrai visur reikės. Mes nesam gimę mokėdami anglų kalbos ir aš manau, kad tikrai visada atsiras norinčių išmokti tą kalbą, tai vadinasi, aš visada turėsiu potencialių mokinių, visada turėsiu darbą. Taip, iš tiesų, taip. O tu mokini privačioje mokykloje ar... Taip, aš dirbau privačioje anglų kalbos mokykloje, vadinasi anglų kalbos studija, tai tenai ir darbuojuosi. Dirbu tiek online, tiek gyvai, bet pagrindė daugiau gyvai, nes duoda ir mokinių ir grupės, ir suaugę, ir su įmonėm, ir su individualiais mokiniais. Kažkada dirbau su vaikais, aš iš tiesų pradėjau dirbti kaip mokytoja nuo darželinukų. Tas buvo faina kurį laiką, kol galėjau įsivažiuoti darbus. Po to aš jau pamačiau, kad man reikia tiesiog pačiai tobulėti ir jau pradėjau prašyti suaugusių, paauglių, dirbau su paaugliais, ruošiau ir valstybinio anglų kalbos egzaminui, bet dabar mano pagrindas yra suaugę. O ką tau pačiai duoda buvimas mokytoja? Daug. Man asmeniškai buvimas mokytoja tikriausiai yra gyvenimo dovana. Aš tai kaip skaitau, tai yra mano gyvenimo kelias. Ta prasme, jeigu nebūčiau mokytoja, aš nežinau, ko aš galėčiau būti. Aš neįsivaizduoju savęs jokiam kitam amplua negu mokytoja. Ir tai yra mano pašaukimas, tai yra mano stichija, aš myliu žmonės, man patinka su jais bendrauti, ypač mokiniai, kai jie mokosi, jie ateina vis tiek su kažkokiu savo žinių bagažu ir jie ateina su savo įvairiomis patirtimis. Tai mes per tą anglų kalbą ir dalinamės jų patirtimis, mokydamės anglų kalbos, sakykime, galbūt kelionėm ar dar kažkam. Tai iš tiesų, aš jums suteikiu daug žinių iš savo pusės, bet jie tuo pačiu man daug irgi suteikia. Nes būna išgirsti tokių faktų, tokių dalykų, kur, gerai, knygų neperskaitysi, nežinau, per televizorių neišgirsi. Taip. O tu palaikai ryšį tokį glaudesnį su mokiniais? Taip, man vienareikšmiškai yra svarbu turėti artimą ryšį su mokiniu, kad tai yra ne tik mano mokinys, bet tai yra, galbūt mano draugas, draugė. Nes man yra svarbu, kad mano mokinys pas mane pamokoje jaustųsi saugiai, gerai, kad nebijotų klyst, nes labai dažnas mokinys ateina su didelė baime kalbėjimo ypač. Sako, tai mano mokytoja ten pradinėse klasėse arba kažkada man pasakė, kad aš čia nemoku ir nemokėsiu. Jo, ir tai žmonės traumuoja, tai iš tiesų... Visam gyvenimą, ne? Žiūrėkit... Mes vieni kitus traumuojam, kaip sakant. Taip. Tu to nemoki, tu taip nemoki. Tai aš visada savo mokiniams sakau, kad, gerai, jūs nemokat galbūt tos anglų kalbos pilnumai, lyginant su manimi, ne? Bet palaukit, jūs gal kažką geriau mokat negu aš. Taip. Tai mano pagrindas yra motyvuoti žmonės, kad jie saugiai jaustųsi su tą kalbą ir kad jie, kaip aš sakau, prisijaukintų po truputėlį ir kad nebijotų kalbėti. Ar kiekvienas gali išmokti užsienio kalbą? Manau, kad taip, bet tam reikia labai daug laiko, pastangų, noro ir, aš savo mokiniams sakau, žiūrint, koks yra jūsų tikslas. Jeigu žmogaus tikslas nuo 0 per pusę metų pakelti, sakykime, B1, B2 lygį,
Nežinau, ar tai yra įmanoma, ar tai yra labai realu. Įmanoma. Galbūt ir įmanoma, bet kiek tai yra realu, priklauso viskas, vėlgi nuo žmogaus galimybių, kiek jis laiko gali skirti anglų kalbai, ar jis nori tik tai pamokas lankyti ir viskas, ir galbūt jis nesiruošia po pamokų, sakykime, daryti namų darbų. Tai jeigu tu nedarysi namų darbų, tai niekur neturėsi. Nes aš ką pastebėjau, kad labai dažnai namų darbų tas nedarimas pakiša koją. Mes praėjom temą, namų darbai yra užtvirtinimui. Tai gal vėliau, gal kitą kartą turėsiu savaitę daugiau laiko, padarysiu, ateina pirmadienis, pamiršau. Tai ką mes mokėmės praeitą pamoką? Kažką. Taip. Aš pati išmokau danų kalbą realiai per 5 mėnesius, bet tai man reikėjo mokintis, kad galėčiau dirbti. Ir tarsi mes ėjom į mokyklą, taip, praktiškai tai buvo tarsi mokykla, nuo 8 iki 5. Tos pamokos su mokytoju vykdavo iki 12, po to darai namų darbus, mokiniesi ir dar grįžti namo ir dar mokiniesi žodžius. Jūsų 5 mėnesiai čia ir yra. Tai būtent įmanoma, bet tu turi tikrai atsiduoti tam ir tikrai daug dirbti. Mano viena pažįstama išmoko italų kalbą per 3 mėnesius. Wow. Per 3 mėnesius italų kalbą. Tai čia turbūt turėjai gyventi su ta kalba. Taip, jos dabartinis vyras yra italas, jinai gyvena Italijoje pas jo tėvus. Jie nuvyko į Italiją, tai yra kalbinė aplinka ir viskas. Aš visada sakau, geriausia išmokti bet kokią kalbą, tai yra atsidurti toj kalbiniai aplinkoje arba savėjai ją pastatyti ir tu neturėsi kito pasirinkimo. Taip. Jau tada turėsi kažkaip kapanotis. Būtent, arba labai dar veikia turbūt filmų žiūrėjimas, ta kalba. Taip. Muzikos klausimas. Taip, filmai, muzika, kas liečia, pavyzdžiui, filmų serialus, tai kad stengtųsi žmonės žiūrėti be lietuviškų subtitrų, kad jūs, pavyzdžiui, su angliškais subtitrais, bet ne su lietuviškais, nes kas yra įdomu, kad, kai mes klausom audio ir jeigu turim lietuviškus subtitrus, mūsų kaip ir audio ausys jau užsiblokuoja. Ir mes tada skaitom ir mes negirdim, kas yra sakoma. Aš pati tą pasibėjau žiūrėdama, sakykime, forum cinema filmus, sakykime, su lietuvišku subtitrais, tais nieko negirdė, skaitai. Bet visiškai tiesa, nes aš irgi dabar galvoju, kai žiūriu, tai nesvarbu, tu gali, pavyzdžiui, žiūrėti anglišką serialą ir turėti angliškus subtitrus ir tu realiai skaitai, bet tu vieną kitą žodį tik išgirsti. Taip. Šiaip dar vėlgi, tos angliškos aplinkos kiek įmanoma daugiau savo kasdienybę įsileisti. Tai pavyzdžiui, jūsų telefono nustatymai buvo lietuvių kalba, pasidarykit angliškai. Kompiuterio nustatymai lietuviškai buvo, pasidarykit angliškai. Pavyzdžiui, jeigu yra namišių, kurie šneka angliškai, kad ir vaikai, paaugliai, kurie, ta prasme, wow, žiauriai gerai moka dabar anglų kalbą. Tėveliai su jais tegul pabendrauja, kurie mokosi. Taip, aš žinau, dažnai išmoks iš vaikų. Dažnai girdžiu, mokiniai sako, aš negaliu namuose šnekėti, nes mano dukra iš mane šaiposi, arba mano sūnus, tu ne taip ten mamą ištari. Bet mama stengiasi, mama mokosi, tai kaip sakant, prašom palaikyti ir pagirtą mamą. Kaip mes sakom vaikam, tu būk drąsus, daryk, nes arba nesiseka, bet vis tiek daryk, kažkada išeis, išmoksi. Taip, dabar atvirkštinis variantas. Taip, matot, su vaikais kas yra? Vaikai, kol jie yra jauni, maži ir neturi tos didelės gyvenimo patirties, jie kaip ir nelabai bijo klysti. Jie ima daro, kai bus, tai bus ir padarys. Mes suaugę pagalvom, o tai kaip čia aš atrodysiu, kaip čia dabar aš prieš kitus būsiu. Ir ką apie mane įsitikinimai, nuostatos. Taip. O pati turbūt studijavai anglų kalbą? Taip, studijavau anglų filologiją pedagogiką buvusiam VPU arba LEU dar. Pavadinimus keičia tenai. Taip. Jo. O kaip įgavai patirties iš karto po studijų? Mano pedagoginė patirtis prasidėjo 11 klasėje. Dar aš kai buvau moksleivė, gavosi, kad šeimos draugų mergaitį reikėjo pagalbos su anglų kalba. Aš tada, pabandžiau, man patiko, užkabino ir pradėjau kaip ir mokytojauti, būti korepetitorė, per aplinkinius, per pažįstamus. Po to prasidėjo studijos, dar tame tarpe dirbau ir kitus darbus. Ir šiaip iš esu per gyvenimą kiek pastebėjau, kad bėgau nuo tos mokytojos darbo, nesidirbau ir kitus darbus ir patirties yra prekyboje, bet esmė tame, kad visi grįžtų ten pat. Tai yra mano arkliukas, tai yra mano darbas, aš kaip skaitau anglų kalbą mokytojos darbas, tai yra mano gyvenimas, aš be šito niekur.
Tai yra visa mano asmenybė. Tai jautiesi savo rogėse, ne? Taip, čia yra mano visiškai rogės. O patinka tas bendravimas su žmonėmis, nes vis tiek tai yra... Nesimata? Jo, šiaip bendrauju žiauriai mėgstu ir tai yra įdomu, nes žmonės yra skirtingi, žmonės turi skirtingas patirtis, skirtingų tų nuomonių ir yra labai įdomu išgirsti tam tikrus požiūrius. Galima pasiginčyti. Taip, galima tikrai. O tarkim, pereinam prie bendravimas, ar ne, ir tu vedi taip pat ir dirbtuvės. Ir dabar gal galėtum papasakoti mūsų žiūrovams apie tas dirbtuvės, kas ten vyksta. Tikriausiai pradėsiu nuo to apie jazmonaitą arba jazmonitą, aš jį vadinu jazmonaitas. Medžiaga, kurią dirba. Taip, tai jazmonaitas tai yra vandens pagrindo mineralinė derva, kurią sumaišius du komponentus, tai yra A ir B, dažniausiai tai yra milteliai ir skystis arba milteliai ir vanduo, kas yra pigesnis variantas. Sumaišiusios medžiagas vyksta cheminė reakcija, maišom, galim įdėti, pavyzdžiui, sakykime, mačiau kristalų kažkas deda, aš asmeniškai dedu aukso gabaliukus, kitas spalvas įmaišai ir kai tu maišai vyksta cheminė reakcija, medžiaga kaista po truputėlį ir jinai stingsta, kai kaitimas suteikia to stingimo, tada liejam į silikoninę formą ir viskas ir laukiam. Ir tas stingimo laikas kažkur yra 30-40 minučių. O po to išimam iš formos, su švitriniu popierium apšvitrinam tada tos nelygumus, kampus, nulakuojam ir viskas, ir turim darbą savo. Galėsim truputį pažiūrėti, ar ne, atsinešė čia darbų. Dar norėjau pasakyti, jeigu kažkas norit prisijungti į mūsų laivą, nes yra prašančių prisijungti, tai atleiskit, bet šiuo metu negalim to padaryti, negalim jūsų prijungti, tai jūs tiesiog pakomentuokit, užduokit savo klausimą ir mes atsakysim. Tai, o dabar mes galim pažiūrėti galbūt darbus, ar ne? Jo. Labai gražus. Čia yra padėkliukai, taip? Jo, čia yra padėkliukai, va šias vargi padėkliukas lėkštutė. Ir čia vyksta su dažais kažkokiais? Ne, čia yra tas pats jazmonaitas, tai kad jis yra atskirai tiesiog pilta, pradžioje yra pilta, sakykime, tokia, nežinau, terlionė padaryta ant silikoninės formos, truputėlį palaukta, kol jinai apstinga, tada jau yra pilama kita jazmonaito medžiaga. Tai tiesiog atskiri maišymai gaunasi. Čia lygiai ta pati technika, tik kelios skirtingos spalvos. Jeigu tu nori įlieti į savo tą silikoninę formą arba padėkliuką, žvakidę, dar kažką, kad ir 10 spalvų, tai vadinasi reikės 10 skirtingų indelių su skirtingom spalvom ir tiesiog viena su kita maišai. Darbas turi būti greitas, nes kaip ir minėjau, medžiaga stingsta. Negalima atsisėdus medituoti, čia lieti. Galima pamedituoti, esu mačius, pavyzdžiui, ant tokios silikoninės formos piešia mažas smulkias širdutes. Tai tiesiog susimaišo labai mažą kiekį medžiagos, pasiema datutę arba, sakykime, dantų krapštuką ir piešia, pasibaigia tą medžiagą, kol sustingsta tos širdelės, susimaišo savo jau kitą dalį medžiagos ir tada lieja. Ir yra toksai bokštelis žiedam. O kaip išgaunama tokia auksinė graži spalva? Čia yra paprasti aukso lapeliai sudėti ir įmaišyti. Su jazmonaitu, kas yra įdomu, jazmonaitas dar yra vadinamas chameleoninė medžiaga, kur, sakykime, tam tikrais būdais galima išgauti, pavyzdžiui, metalo, kaip ir, nežinau, spalvas atspalvius, kad būtų panašu į metalą. Galima išgauti marmuro efektą, kas yra labai gražu. Galima išgauti, realiai ką tik tai nori. Reikia šiaip silikoninės formos, kokios tau reikia, kokios tu nori. Jeigu neturi, yra medžiagų, kur irgi sumaišius, gali pasidaryti silikoninę formą. Konditeriai tą medžiagą, žinau, tikrai naudoja. Ir viskas. Ir tiesiog leidi savo fantaziją lietis. Nes šiandien galima daryti viską. Galima daryti, mačiau, sakykime, šitie bokšteliai, smilkalinės, indeliai, lėkštutės, žvakydės, bet kas.
Bet dirba tik tais realiai su šitom medžiagom, ar ne? Dirbu Esmė? su džiazmonaitu dabar pagrindę, prieš tai aš dirbau ir dabar darbuojuosi su epoksidinė derva. Mhm. Tačiau yra visiškai kitas mokslas, vėlgi tai yra A ir B komponentai medžiagų, sumaišai, vyksta cheminė reakcija ir jos vėlgi ten šyla ir kietėja. Mhm. Tai kad su epoksidinė derva, kas yra, kad, pavyzdžiui, namuose su ja nelabai padirbėsi, nes jinai yra toksiška, yra, skleidžiami garai, kurie, nėra galbūt labai geri sveikatai, kartais ir galvelė gali apsisukti. Tai, sakykime, su ja reikėtų dirbti gerai vadinamuose patalpose. Ir be abejo, darbo laikas yra labai ilgas, vien tik tai stingimas iki jau galutinio sustingimo yra 2 paros. O tada dar reikia medžiagą, jeigu nori apdirbti, nulakuoti. Bet pavyzdžiui, su džiazmonaitu galbūt tas minusas, jeigu lyginant su epoksidinė derva, kad jisai bijo vandens. Ir jisai yra dūžtantis. Tai numestumėm, jazmonitas. Tai numestumėm būtų viso gero. Vėlgi yra tam tikros medžiagos, kur galima lakuoti, dėdvašką, kuris padengia medžiagą plonų sluoksnių ir apsaugo nuo, sakykime, įbrėžimų. Yra medžiaga, kur gali apsaugoti, pavyzdžiui, nuo vandens, nuo drėgmės. Ir, pavyzdžiui, dar viena medžiaga yra, kur jeigu nulakuoji, apsaugo nuo karščio. Jo. Bet jūs dirbtuvių metu šitomis medžiagomis ne? Yra specialus lakas. Paprastas paprasčiausias lakas, užpurški, palaukia, kol apdžiūna ir viskas. Kiekvienas gali nusipirkti pats, ar ne? Jo. Ir minėjai, kad kaip tik artėjant švenčių sezonui, kursit ir ne tik padėkliukus, tokias dekoracijas, ar ne, bet ką dar atskleisk? Būgnai. Tai per kalėdų laikotarpį, tai yra gruodžio mėnesį, planuoju burti dirbtuves, kur žmonės galės ateiti, sakykime, kad ir suaugę, pavieniui, dviese arba su vaikais, kas vėlgi yra labai fainas užsiėmimas vaikam. Bus kalėdinių žaisliukų dirbtuves. Darysim kalėdinius žaisliukus eglutei. Tai jau dabar tik tai sumaluot, po vienų dirbtuvių žmogus išsineša ar tai 5, ar tai 7 žaisliukus. Dabar tiksliai nepasakysiu, bet vėlgi nėra mažai. 5-7 žaisliukai. Tai tie žaisliukai, iš karto pasakau, jie nėra, kaip čia, sakykime, kaip mes pripratę prie tų kalėdinių žaisliukų, tokių apvalių, o yra labiau tokie plokšti. Nes tai yra vis tiek silikoninė forma, sakykime, kaip ir šitą medžiagą, yra plokščia, nes kai mes turim savo silikoninę formą, mes matom viršų, mūsų viršus patampa dugnu. Kai mes suliejam spalvas, kažkokią tai techniką panaudojam, mūsų, sakykime, ta technika, jinai yra pačioje, mes jos nematom. Tai kas man patinka su jazmonitu, kad kai dirbi, tu nežinai, ką tu gausi. Tu medžiagą sumaišai vienai, tu jas supili, ten tų technikų liejimo dar yra krūva. Ir tu niekada nežinai, ką gausi. Ir pavyzdžiui, su vaikais, aš jau turėjau vienas dirbtuves, kur dalyvavo vienas vaikutis, berniukas 9 metų, tai labai jam kirbėjo pasižiūrėti, kas ten po apačia darosi, bet tu negali daikto judinti, jisai turi užstingti iki kietumo. Tai jau po to buvo reakcijos, kad wow. Čia labai panašiai ir su keramika, man atrodo, kai tu išlipdai iš molio ir jau įdedi ten į krosnį, irgi nežinai, kaip gausis, nei kokia spalva, ten gali nudažyti žaliai, bet gausis. Nes jiegi, man rodos, kažkaip dar glazūruoja ir tą glazūrą tikriausiai dar kažkokį tai efektą kitokį suteikia. Aš kiek mačiau ten TikTok'ose, Instagram'ose, tai būna nulakuoja, uždeda glazūrą, ištraukia jau iš to pečiuko ir visiškai kitaip. Bet čia ir yra grožis, taip, čia ir yra grožis, ar ne, kad tu darai vienai, bet iš tikrųjų gali gautis dar kitaip. Nes tu visada liksi nustebintas. Taip. Tai lapkričio 16 ir 17 organizuoji, taip? Taip. Lapkričio 16 Kaune atvyksiu į Kauną, tai per vieną dieną 2 dirbtuvės bus, tai bus galima užsiregistruoti. Jau šiaip galima registruotis, registracijos yra paleistos. Visada labai kviečiu atvykti ir su vaikais, rekomendacija yra nuo 9 metų tėveliams. Tėvelis arba mamytė būtinai turi dalyvauti, kad prižiūrėtų savo mažylį. Ir vėlgi, tas mano mintis šeštoje vietoje, kodėl turėtų, sakykime, tėveliai su vaikais atvykti, nes tai yra, vaikam tai yra nepaprastas laikas su tėvais. Ir taip yra kuriamas ryšys. Ir aš manau, kad vaikai su tėvais po to, sakykime, po 10 metų susėdę
prisimins, o tu pameni, mes darėm va čia ir čia va dar turim galbūt, jeigu nesudužo. Taip. Tai Tas va. pats, kas ir kalėdom, tarkim, ne, Taip, ruošimasis, taip, taip, visas sausainių taip. kepimas. Šiaip lygiai taip pat, pavyzdžiui, aš visada labai kviečiu ir paauglės mergaitės, ir, pavyzdžiui, būsimas mamytės, ir šiaip mamas, jeigu nori pabėgti nuo kasdienių darbų, bent porai valandėlių pasiilsėti ir kažką naujo tokio išbandyti. Nes, kaip ir minėjau, kaip ir kalbėjom prieš tai, medžiaga nėra toksiška, drąsiai ją gali naudoti ir vaikai, ir suaugę. Labai gerai. O ką duoda šitas visas kūrybinis darbas, pasinerimas, čia liejimas, dažymas, ką žmogui, nes aš manau, pati irgi dirbtuvių metu kažką darai, ar ne? Tiesiog... Aš dirbtuvių metu aš duodu visą informaciją, aš strikalioju aplinkui žmonės. Man asmeniškai Jazzmanaitas duoda didelę kūrybinę laisvę. Aš galiu čia šitoje vietoje. Tai yra mano saugus burbuliukas. Aš, sakykime, kai dirbau mokytoju, tai yra protinės darbas, nuo ryto iki vakaro, tu prie kompotų su žmonėm bendrauti, jau vakare būni negyvas. Taip. O čia, tai yra mano tas saugus burbuliukas, kur aš pasineriu ir, ta prasme, aš čia galiu lipdyti kiaurą parą, man tik tai duokit medžiagą. Tai aš noriu žmonėm tą suteikti, kad jie turėtų tą laisvę, kad galėtų pabėgti nuo kasdienių darbų, išbandyti šitą naują, nes kiek teko domėtis girdėti, daug kas nežino, kas tai yra per medžiagą, nėra apie ją girdėjo, tai noriu tą naujumą ir nešti. Ir vėlgi, dirbtuvės tai yra bendrystė, buvimas su skirtingais žmonėmis, pabendravimas, mes esame žmonės, socialios būtybės, mums reikia bendravimo. Taip. O dirbtuvių metu dažniausiai susitinka turbūt nepažįstami žmonės. Apart jeigu šeima ateina, ar ne? Jo, visiškai nepažįstami žmonės. Tai čia su pata labai smagu matyti, kaip jie susibendrauja, būna kartais apsikeičia kontaktais. Smagu. O būna grįžta žmonės, pasidaro vieną kartą, paskui dar antrą kartą? Dar to nebuvo, aš dabar tik gavau užklausų, kada bus kitos. O tavo, nežinau, ar dirbtuvės vadinasi Jasmonito magija? Taip. Dirbtuvės pačios. Tai yra Facebook'o mano, tai yra puslapis, visiškas mano kūdikis, naujai ką tik sukurtas. Kada tas naujai sukurtas? Tikriausiai prieš 2 savaitės. Oi, labai. Dar mažas beibis, aš čia visiškai žalias žmogus. Taip. Bet dirbtuvės jau organizuoja truputį anksčiau. Aš iš tiesų, kaip atsirado tas Jasmonitas pas mane. Pasibaigė karantinas ir aš tiesiog buvau užtroškus kažko, visi mes buvome užtroškę kažko, kažką padaryti. Ir tiesiog aš suradau irgi pačias Jasmonito dirbtuves Vilniui, galvoju, pabandysiu, pažiūrėsiu, kas čia tokia yra. Ir mane užkabino visai faina medžiaga, nes, jinai nėra sąlyginai brangi, bet darbo laikas yra labai trumpas ir tu iš karto turi rezultatą. Nes ko mes žmonės dabar, pavyzdžiui, siekiam? Mes norim greito rezultato. Taip. Atėjau, padariau, viskas išsinešiau. Tai čia ir yra, atėjau, padariau ir išsinešiau. Tas greitas rezultatas. Ką šitą nepasakyti, panašių mintį. Kaip atėjo Jasmonitas į tavo gyvenimą? Jo, tai visiškai per tuos bandymus ir šių metų, vasario mėnesį pradėjau jau po truputėlį komunikuoti apie Jasmonaitą, kas tai yra. Bandžiau burti dirbtuves, labai nesėkmingai, bet, man taip ir sakė viena moteris, kad taip gali nutikti, nes aš tą pradėjau daryti vasarą. Kokios dirbtuvės vasarą, mes norim saulės, jūros, ką tu čia dabar šneki su savo to Jasmonaitu. Taip, gamta, o ne kažkur patalpoje. Taip. Po to iš vis dar sukau mintį, gal kažkur gamtoj po atvirų dangumi, bet tu niekada negali žinoti, ryte bus saulė, o po poros valandų iš vis apsiniaukia ir lietus. Tai čia būtų viso gero. Tai tiesiog pralaukiau, tada aš labiau įsidirbau su medžiaga, prisidariau krūvą irgi tokių parodomųjų dalykų. Giminė, draugai, visi apdovanoti šitą. O patys išbandė giminaičiai? Jo, teta yra išbandžius, jos sūnus. Turbūt per kalėdas buvo, neaiškės. Jo. O kuri tau veikla artimesnė? Ar buvimas mokytoja, tas bendravimas, ar visgi šitas kūrybinis? Čia, žinot, čia kaip paklausė mamos, kuri vaiką myli labiau.
Abu vienodai. Abu vienodai, tai man abi vienodai šitas veiklos yra fainos, mylimos ir aš jas dievinu iki kaulų smegenų, nes pirmas dalykas yra darbas su žmonėmis, aš žmonės labai myliu, gerus žmonės myliu, nu visus, visi esam geri. Bet, sakykime, mokytoja tai yra mano pagrindinis darbas, mano finansų šaltinis ir tai yra mano asmenybės dalis, o Jazmanaitis tai yra mano kūryba. Vienam darbė aš dirbu protiškai, kitam darbė aš protiškai pailsiu. Tai man tas balansas yra. O aš esu plus tas, aš esu labai meniškas žmogus nuo vaikystės, lankiau ir dailės mokyklas, mama daug kur leido. Tai aš negaliu nebūti be darbo. Čia man būtina kažką daryti. O visgi kas labiau tau... Kaip gimė ta pati idėja, ne, pradėti su Jazmanitu? Ar tas tiesiog pati medžiaga, kurią tu pamatėjai, aptikai, ar ne, tas naujovių įnešimas, ar visgi pačios dirbtuvės, tas pasinėrimas visas į kūrybą? Manau, kad abu. Abu, ne? Tiek medžiaga, kuri yra pakankamai nauja, nors šiaip jinai yra senai atrasta, senai sukurta, bet Lietuvoje gan naujas dalykas. Bet ir tuo pačiu vėlgi su žmonėm ir ta pati kūryba, tas 50-50. O tau, tarkim, po sunkios dienos, ar ne, grįžti po darbų, protinių darbų, ar tu, tarkim, pasileidi į kūrybą, ar ne? Jo, būna. Nereikia kitos veiklos kažkaip? Ne, būna, žinokit, užplaukia. Mes, pavyzdžiui, dabar mokykloje anglų kalbos studijoje, kurioje dirbu, mes neužilgo turėsim 2 Hario Poterio tematikos stovyklas. Tai aš esu pasiryžus, jau, kaip sakant, dovanoju savo laiką ir kaip sakant, medžiagas. Aš vaikams iš savo pusės padarau knygų skirtukus iš epoksidinės dervos. O šita derva, jinai nėra tokia trapi, ne? Ne, jinai, mes daryk, ką nori, nesuduš. Tai gal nedeginkit ir nelaikykit ant saulės, nes deformuosis. Tai aš vaikams iš savo pusės darau knygų skirtukus. Ir su epoksidinė derva, kas yra faina, iš jos galima dar daugiau netgi daryti ir labai lengva ją dažyti netgi. Ta pati Jazmanaitį irgi galima dažyti, jeigu norim. Galim pasidaryti visiškai baltą, tiesiog nusidažyti dažais. Ne problema. Dabar, tarkim, tokį galėtum pasimti. Kažkaip jau, nežinau, mėlynus dažus, noriu mėlynos smilkalinės. Nusidažau, viskas. Nusilakuoju ir viskas, ir turiu darbą. Su resinu, pavyzdžiui, kas yra gražu, tas spalvas gali maišyti ir tas įsiliejimas atrodo gražesnis, nes tai yra galima per, pavyzdžiui, permatomą resiną daryti, tą epoksidinę dervą. Ir jau tada lieti kitas spalvas. Tai aš, pavyzdžiui, vaikams, kai darau skirtukus, kadangi pas mus yra Hario Poterio tematikos stovykla, tai aš jau tenai dedu blizgučius, visokius Hario Poterio ten libudukus. Taip. Dabar bus, pavyzdžiui, Helovyno būtent stovykla. Tai darysiu dabar skirtukus su Helovyno tokiais simboliukais ir planuoju dėti miltelius neoninius, kurie šviečia tamsoje. Tai žodžiu, vaikų skirtukai švies tamsoje, jeigu norės, galės skaityti tamsoje. Aha, geras. Kaip įdomu iš tikrųjų, kai gali savo visiškai priešingas veiklas tarsi susieti, ir mokytoja, ar ne, bet padarai tokį gražų kūrybinį darbą ir padovanoji savo mokiniams. Labai, labai faina. Aš manau, man pasisekė gyvenime šitoje vietoje, kad radau savo arkliuką, radau savo tas rogutes ir velku jas. Aš manau, viskas visada dažniausiai eina tik geryn, ne? Taip. Juolab dabar artėja ir gruodis, šventinis laikotarpis, visi tikrai ieško dovanų, tai čia labai... Jo, tai iš tiesų gali būti puikia dovana, sakykime, galbūt ar savo, jeigu mėgstis rankų darbo. Tikrai aš manau, žmonės vertina rankų darbo dalykus. Oi, tikrai taip. Tai gali savo eglutę pasipuošę savo gamybos žaisliukais, gali draugam padovanoti, šeimos nariam. Čia, sakant, kūrybai tikrai yra labai daug vietos. Tikrai taip. Taip, kad, žodžiu, nesnauskit. Silvija būtinai pasidalins komentaruose savo puslapį, ar ne? Jo, tiesiog mane pasekit, stebėkit, jeigu reikia, jeigu įdomu, parašykit, visada atrašysiu. Taip, ar komentarą, ar tiesiogiai Silvijai, tai tikrai galėsit pabendrauti.
Tai ačiū labai, kad atvykai pas mus į laidą. Ir, na ką, susitiksim labai greitai mūsų trečiajam live. Tai iki pasimatymo.